Kas svarbu suprasti, kas yra vienišumas? Vienišumas nėra tada, kai tu esi vienas. Tai yra artumo trūkumas. Tu gali jaustis vienišas tarp žmonių, kaip ir mes jaučiamės, tu gali jaustis vienišas, nes tu izoliuojas, bet tu gali jaustis ne vienišas net ir tada, kai tu esi vienas. Jeigu tu nejauti to artumo trūkumo. Ir vienas iš tokių, galbūt viena iš sąlygų to nejausti, tai visgi, čia tai banaliai pasakysiu, priimti save, bet dabar paaiškinsiu, kaip tas atrodo. Tai yra tokios mūsų dalis ir mes jaučiamės vieniši, kai mes bent vieną iš jų ignoruojam. Vienas iš tokių galbūt pratimų, kurias galima pasidaryti ir sumažinti tą vidinį vienišumą, paimam tą, įsivaizduojam kalėdinį stalą ir atšvenčiam kalėdas su savim. Pasodinam tas visas savo dalis prie to stalo ir nerimo, ir pasiilgimo, ir susierzinimo, ir tą Petrą, kuris neturi, ir tą Joną, kuris kažką turi. Ir čia toks dalykas, kai tu išsodini tas visas dalis ir tu ateini su jom visom į šventę, tu praktiškai su kiekvienu žmogum gali sukurti ryšį.